Prieš mėnesį laiko į mano rankas pakliuvo Microsoft Surface Go 3 nešiojamas kompiuteris, kurį man atsiuntė Microsoft apžvalgai. Tai pirmosios mintis paėmus į rankas - lengvas ir mažas. Vos 12,4 colio ir 1119 gramų. Čia yra kažkas tokio. Kad suprastumėt svorio proporciją, mano nešiojimo kompiuterio Lenovo Legion įkrovimo blokas sveria 963 gramus. Piršto antspaudo skaitytuvas, liečiamas ekranas, kuris dar turi ir unikalią savo proporciją dėl savo dydžio, mane tikrai labai sužavėjo, negana to, baterija laikanti daugiau negu 10 valandų, nors jie ir deklaruoja, kad laiko iki 15 valandų, bet žinot, kai būna su tais maksimaliais terminais, laikais nurodyta, tai aš jį naudojau sėkmingai dirbdamas apie 10 valandų, kas man yra kur kas daugiau negu mano senas, kuris praktiškai nieko nedarant nudvėrdavo per 4 valandas. Tai kodėl šio nešiojamo kompiuterio baterija yra tokia gera? Tai viskas yra paprasta, dėl jo esamo procesoriaus, kuris yra i5 12355U. Šitas procesorius išspaudžia tokius pačius skaičius arba šiek tiek geresnius nei i7 7 kartos iš stacionarių skaičių. Bet jisai suvartoja 5 kartus mažiau sorvės. Įprastų naudojimų jisai naudoja nuo 4 iki 12 vatų, kas yra kosmosas. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš žinau, kad su šito nešiojamo kompiuteriu aš galėsiu be įkrovimo naudotis pakankamai ilgą laiką. Ekranas turi 320 nicų, tai yra daugiau negu mano buvęs 250. Šiaip, kalbant apie nešiojamo kompiuterio dizainą, yra kelios spalvos, pats viršus yra aliuminis, apačia plastikinė. Jums turbūt irgi, kaip ir man, primena Apple dizainą, bet čia yra labai natūralu. Apple dizainas yra iš tikrųjų išskirtinis ir iš mūsų vartotojų matom, kad jis žmonėms labai patinka. Tai ko nesukurt kažko panašaus į Apple, ar ne? Klaviatūra patogi, vėlgi, lyginau su savo gaminginiu laptopu ir taip pat palyginau su Apple. Tai galiu pasakyti, kad jinai yra tylesnė. Tai jeigu tu būsi viešo vietoj arba, tarkim, bibliotekoje, kur tau reikės daužytą klaviatūrą, tai jinai tikrai nebus garsi, trackpadas yra labai malonus. Plus, vis tiek turiu paminėti, liečiamas ekranas. Man niekados neatrodė, kad tai yra reikalinga funkcija, kol pastaruoju metu turėjau kelis mytus, atėjo pas mane partneriai, kur kažką reikėjo rodyti. Vat atrodo, tu nepabandęs negali žinot, negali komentuoti, nes tu nežinai. O kai žinai, tu supranti, kad be to nebegali. Ką aš tau, Kornelijau, galiu pasakyti? Tai reiškia, jie į mažą laptopą sugebėjo įdėti kamerą, kuri nėra blogesnė nei pas Apple, nei pas didesnį nešiojamą kompą. Kadangi prie savo kompiuterių taip pat turiu atskirus mikrofonus, man kaip ir čia nebūtinas tas mikrofonas, bet video ne man, o tau, todėl mes čia protestuosim taip pat ir kaip veikia mikrofonai. Nebūtinas tas mikrofonas, bet video ne man, o tau, todėl mes čia protestuosim. Čia garsiau, geriau, bet čia sukompresinta labiau jaučiasi, o čia yra tokia švaresnė quality, bet viskas yra užgarsinta ir tyliau. Nu tai va, šiuo atveju lyginant su Macu, tai mikrofonas jaučiu laimi šitas. Jeigu dar būtų ne taip sukompresinta, tada būtų iš vis 10 balų. Tai kolonėlių garsas. Tai prieš paleisdamas aš beveik nebejoju, kad Apple bus geresni, bet vis tiek įdomu, ant kiek. Tai realiai tik beisas. Tai kiek žmonių naudoja kompiuterio kolonėlės? Šią dieną yra bevėlės garso kolonėlės, namų kino sistemos, galų gale tos pačios ausinės, kurias praktiškai turi kiekvienas, tai ar čia yra labai svarbu? Ne. Bet žinoti visada yra įdomu. Tai pakalbėkime apie svarbiausią dalyką, tai turbūt kaina, nes kaina nusako daikto patrauklumą. Tai būtent Microsoft Surface Go 3 įrenginukas kainuoja su 8 GB RAM 799 ir su 16 GB RAM 999 eurai. Kainos yra tikrai labai tvarkingos, aišku, negaliu nepaminėti fakto, kad jau kainodara tai tikrai Apple. Už papildomai 8 GB RAM prašyti 200 eurų, bet Apple tai daro, visi sėkmingai perka ir aš esu neišimtis. Nors man šitas nešiojamas kompiuteris buvo atsiųstas ribotam laiko apžiūrai, bet pasinaudojęs juo, supratau, kad aš noriu pasilikti tokį nešiojamą kompą, dėl to, kad iOS aš nenoriu, aš esu Windows žmogus, aš visur naudoju Windowsus, tai man nėra labai daug opcijų, tai aš visgi nusipirkau iš savų pinigų už šį nešiojamą kompiuterį. Tai žentelis, kaip sakoma, savo pinigus guldau šitą aparatą. Aišku, daugiau apie jį papasakosiu po kokių kelių mėnesių, pusės metų ir panašiai. Sužinosit viską, tai tikrai galiu rekomenduoti šitą nešiojamą kompiuterį, ypatingai tiems, kurie daug keliaujat, norit mažo, portabilaus, sąlyginai galingo, kaip tokio dydžio nešiojamam kompiuteriui aparato, kuris dar ir būtų įperkamas. Tai jeigu jums patiko šitas video, kaip visada subscribęs kanalui padės, jeigu turit klausimų, komentarų ar panašiai, žinot kur parašyti, o šitą nešiojamą kompiuterį rasit bet kur, kas jį parduoda, kainos LT, kaina 24. Iki malonaus.